Einu kilstelsiu DJI Mini 2SE kombo droniuką. Būt nieko naujo neparodysiu šitam filmuke, bet pabandysiu nuskristi kiek tai toliau. Šiai turiu rankoj, naudosiu savo mobilųjį telefoną ir kelsiu kažkur turbūt nuo kopos. Kombo pakete gausite tašytę, 3 akumuliatorius, krovimo stotelę, atsarginius sparnelius ir droną su valdymo pultu. O paprastam pakete gausit droną, akumą vieną, valdymo pultą. Viskas, šitų aksesuarų nebus. Keliam. Kelsiu jaučiu nuo dėžutės, o pagausiu rankui. Na štai matau ir vaizdą. O vėjas eina į kranto pusę ir jau atsiradęs iš tikrųjų. Na gerai, jeigu ir neparskrisiu, vaizdas tobulas, gražus, pakrantę nueisiu pasiimti. Kylam. Įrašas paleistas. Skrendam. Nuskridau 1 kilometrą, sudeginau 10–11% batarkės, nes buvo, mačiau, jungiant 95%. Aukštis 20 metrų, signalas dar vis geras. Jeigu matysiu, kad prastėja signalas viršuje, tai tada kilstelsiu šį aukščiau. Kilometrai įveikti, sudeginta 20% baterijos, signalas kiek paprastėjo, gal dėl to, kad sustoja kažkiek tai man, bet dar nekelsiu į aukščiau. Pusę kilometro, signalas dar vis neblogas, tai geresnis, tai šiek tiek prastesnis, batarkės 1%. O tai nuo šičia buvau su paspirtuku nuvažiavęs beveik 3 kilometrus, visokiausiais blusynais. Kilometrai, 66% baterijos, signalas dar geras. Ir manau, šičia stabtelsiu, galėčiau dar skris gal kokį kilometrą, bet nerizikuosiu, nes nežinau, kaip prieš vėjas eis. Tai dabar kilstelsiu tiesiog aukščiau. Grįžinėjau atgal, įsijungiau sporto režimą, kad greičiau grįžtų. Pakėliau 50 metrų aukštį. Ir manau, šičia padarysiu tiesiog pagreitintą video filmuką, kaip jisai, kad grįžtų. Nes nešinačiau Full HD ir daug kadrų per sekundę. Ir signalas per 2,5 km pilnai atsigavo, idealus dabar. Tai va, 3 km jam yra drąsiai, tai tikrai gal pabandysiu kokius 4. Gal ir kokie, net nežinau, gal ir 5 yra realu, bet jūs labai rizikuosit, kad gali neužtekti tos batarkės. O kai manęs klausia, ar eina nuskristi 10 km, tai gal ir realu į vieną pusę, bet atgal tikrai ne. Jūs tiesiog turėsit kažkur pakeliui sodinti jį. Ir gerai, jeigu tai bus tuščias laukas, nueisit jį pasimti. Jeigu bus pilna žmonių, jį kažkas pirmiau paims ir drono nebeturėsit. Nuskristi tokiom sąlygom, kaip kad dabar, ir vėjukas tikrai juntamas, galima drąsiai. Toliau nežinau, o dabar tai kartosios tiesiog.
Valdymas labai paprastas, darau į šoną, paleidžiu, skabo. Vėjas yra, nieko nereikia daryti, kabo, valdymo pultą numetu, kabo, noriu grįžti automatiškai atgal į pakilimo tašką. Bet tokią funkciją naudokitės tada, kada jau nežinot, kaip grįžti, o taip, kad ten pakilot, nuskrido 30 metrų ar 50, spaudžiat mygtuką. Ok, galima tam kaimynam parodyti, kaip jisai gražiai atlieka tą funkciją, bet šiaip pats įdomumas ir yra valdyti turbūt savarankiškai. Vaizdą matau labai gražų, Full HD, duodu komandą į priekį, skrenda į priekį, atleidžiu, susistabdo, kabo, duodu atgal, atleidžiu, kabo. Naujokam čia yra pagal kainą, idealus variantas šiai dienai. Nežinau, kas atsiras po metų 2, bet tai naujas produktas, kurį galit rinktis. Ir šiaip rekomenduoju rinktis, aišku, kombo paketą, dėl to, kad išeis galutiniam taške pigiau. Ok, galbūt kažkam užtenka vieną akumą, galima rinktis su paprastesnė komplektacija, nekainuoja pigiau, bet va dabar keičiu akumą ir skrendu toliau, nereikia galvoti apie krovimą. Beje, šitas dronas turi keletą funkcijų, tai viena iš jų gali nuskristi nuo manęs, išlaikydamas mane centre, gali apskristi ir gali spirale, toldamas arba artėdamas. Nedemonstruosiu dabar jų, bet jis tą geba. Ir visai fainus funkcijos, stovit kur nors ant kopų, ant olos krašto ir idealiai centre jis išlaikys. O taip tai rekomenduoju, jeigu turit galimybę, užsukit į Savanorių prospektą 206 Kaune, pademonstruosiu gyvai, rodysiu kitus modelius ir bus lengviau užsirinkti. Jeigu ne, užsukit į Orlaivis LT, galim pristatyti ir tą pačią dieną, o pakonsultuosiu viską telefonu, padėsiu instaliuoti, įrašyti programinę įrangą, patarsiu tuos praktinius dalykus, ką daryti, ko nedaryti, kad neturėti kokių nors krešų. O po to viskas jau nuo jūsų individualumo priklauso. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot šį trumpą video filmuką. Beje, jeigu droną imsiu su delnu, tai bėg. O jeigu iš priekio nėra daviklio ir galiu čiuptelt. Galima apversti tiesiog arba gazos virti, nuleidžia žemyn ir laukti, kol varikliukai užges.